Farmacijos kompanijos dažnai gudrauja, mėgindamos parodyti santykinį rizikos sumažėjimą ir tada sako, kad va žiūrėkit, šito vaisto veiksmingumas 40 procentų. Daugelis klausančių nesupranta, ką tai reiškia, tiesiog būna sužavėti. Tai dabar trumpai, paprasčiausiu būdu paaiškinsiu, kas tai yra. Sakykime, turėjome dvi grupės, kurių kiekvienoje yra po 1000 tyriamųjų. 1001, 1002. Abi grupės yra homogeniškos, reiškia, tyriamieji ten yra vienodi pagal daugelį savybių ir vartoja, iš esmės taikomas visiems tas pats gydymas, turi kardiovaskulinės rizikos faktorių ir papildomai vartoja dar vieną kažkokį vaistą kardiovaskulinių komplikacijų profilaktikai. Stebime tuos tyriamuosius 5 metus ir po 5 metų matome, kad pirmojoje grupėje, čia kur buvo tyriamasis vaistas, įvyko 50 komplikacijų, o kur buvo placebas, visos kitos sąlygos tos pačios, 30. Ir dabar suskaičiuokime santykinį rizikos sumažėjimą. Santykinį sumažėjimą skaičiuojame nuo tų žmonių, kuriems komplikacija būtų įvykusi. Reiškia, komplikacija buvo įvykusi 50, o įvyko tik 30. Mes išgelbėjome 20. Daliname 20 iš 50, nes apsaugojome 20 iš 50 ir gauname jau minėtus 40 procentų. Ar sąžininga rodyti vien santykinį rizikos sumažėjimą, angliškai relative risk reduction? Ne, tai yra labai nesąžininga, nes nuslepiama esminė informacija. Jeigu mes apskaičiuosime, kiek iš viso žmonių procentų turėjo naudos iš mūsų taikyto gydymo, tai atsakymas bus daliname 20 iš 1000 ir gauname dėja viso labo 2 procentus. Tai yra vadinamas absoliutus rizikos sumažėjimas, angliškai absolute risk reduction. Reiškia, tikrovėje 98 procentams mūsų gydymas pagal šitą vertinamąją baigtį nepakeitė nieko, 3 procentai vis tiek, nepaisant mūsų gydymo, patyrė tą komplikaciją, 95 procentai ar mes gydėm ar negydėm, irgi nieks nuo to nesiskiria, komplikacijos nėra, apsaugojome tik tai 2 procentus. Taigi, kiekvieną kartą matydami manipulacijas įvairiais skaičiais, pasižiūrėkime, ką tie skaičiai reiškia.